Jeigu esate gamintojas, senųjų klientai pas jūs vis dar ateina iš dalyvavimo parodose rekomendacijų, parodysiu patikimesnį būdą, kuris nuspėjamai ir patikimai generuoja naujas pardavimų užklausas. Leisite parodysiu, kaip šiam savo klientui sugeneravome 200 000 eurų papildomų pajamų per metus ir jis padidino 3 kartus savo komandą. Tai susipažinkite su Eimantu Liaudanskiu, savininku kasteda.lt, jie gamina metalo gaminius ir pandusus neįgaliesiems. Kaip mes pradėjome dirbti pačioje pradžioje su Eimantu, jie dar gamino ir kitus papildomus gaminius iš metalo, štai galite jau pamatyti nuotraukas čia. Ir rezultatus, kuriuos mums pavyko pasiekti, tai yra padėjome Kastedui uždirbti po 200 000 eurų papildomų pajamų per metus iš online pardavimo ir komandai jisai padidino nuo 4 iki 10 žmonių. Ir Eimanto atsiliepimas buvo toksai, kad anksčiau versle buvo daug streso, vieną mėnesį turėdami darbų, kitą jau ne, ITMLT įdegė matomumo ir klientų pritraukimo sistemą, pradėjome gauti stabilių užklausų ir užsakymų srautą. Dabar galime planuoti augimą, turime stipresnę komandą ir kartu sugeneravome daugiau kaip 800 000 eurų apyvartą. Tai iššūkiai, su kuriais atėjo Eimantas, pas mumis ir pačioje pradžioje mes juos išsprendėme, tai yra internetinėje paieška įmonė buvo praktiškai nematoma. Svetainė egzistavo, tačiau potencialus klientai jo tiesiog nerasdavo. Kita problema buvo tai, kad pajamos kiekvieną mėnesį buvo nenuspėjamas, nebuvo stabilaus naujų užsakymų srauto. Tada kita dar viena, nuolatinis neapibrėžtumas, kėlė stresą ir įtampą, nebuvo aišku, kada atsiras kitas projektas ar užsakymas. Ir dėl netolygaus darbų srauto vėluodavo atlyginimo mokėjimai darbuotojai, o komandai išlaikyti darėsi vis sudėtingiau. Tikrai buvo sudėtingas laikotarpis. Sprendimas, kurį mes įgyvendinom ir padarėme, tai yra įdegėme Forge sistemą skirtą gamybos verslams pereiti nuo priklausomybės nuo parodų rekomendacijų prie stabilaus kvalifikuotus užklausų srauto iš skirtingų rinkų. Tai leisite parodysiu, kaip Forge sistema atrodo, kaip jos logika atrodo, yra viskas skirta klientų pačiam pritraukimui jums. Ir pirmas tai dalykas, ką mes iš tiesų padarėme, tai yra pasirinkome vieną produktą iš daugumos, peržiūrėjome viską, ką Kasteda gamina ir išsirinkome pelningiausią produktą, tai yra buvo metalinės rampas. Visą komunikaciją pastatėme aplinkui šį produktą. Toliau sukūrėme svetainę, akcentuojančią pelningiausią produktą, tai lankytojai užėję į svetainę iškart matė, kad štai kas gamina metalinės rampas. Iškėlėme Kasteda į pirmą vietą Google, kai kas nors ieškodo metalinės rampos, Kasteda buvo pirmas vardas, kurį pamatydavo. Ir tai jam padėjo tiesiog gauti labai daug užsakymų ir užklausų, o jau ir gimdavo toliau užsakymai. Ir toliau jungiame Google Ads klientų pritraukimo kanalą, tai jeigu per SEO atvesdom žmonės, kurie dar tyrinėja arba dar nėra apsisprendę iki galo, tai reklama atvesdo tuos, kurie jau nori pirkti šią savaitę. Ir abu kanalai dirbo kartu, vienas kitam padėdami ir kaip ir matote, Eimantas buvo tikrai patenkintas rezultatu. O rezultatai, ką mes pasiekėme, tai yra tai, kad sugeneravome 200 000 eurų papildomų pajamų per metus, naudojant Forge klientų pritraukimo sistemą ir komanda išaugo nuo 4 iki 10 darbuotojų dėl stabilaus ir prognozuojamų gaunamų projektų srauto ir užsimėmė Lietuvos rinką ir juokaudamas Eimantas sakė, kad jeigu Lietuvoje matai pandusą, tai yra 80% tikimybė, kad gaminau jį aš. Ir galėjo rinktis klientus, su kuriais nori dirbti. Anksčiau dirbdavo su visais, kas tik tai susisiekė. Ir jeigu jūs esate gamintojas ir norite būti nepriklausomas nuo parodų ar rekomendacijų, kviečiu užpildyti formą ir mes vertinsime, ar galime jums padėti. Ačiū ir iki greito.